kombainas sekmadienį bandė kult, sako, uždėta dubliai ant kombaino, nes kitaip matyti skęst. Platesnės skersį nedaryk ir po kelis kartus ir gal įsigrauš. Arba gali traktorius pasakyti, ne? Oi, per sunku. Nu jo, jeigu prakaltų jisai, tai manau nepagirtų mane. Sakytų, kad čia mane įkinkiai. Labą dieną, šiandien sveikiname su jumis iš Marijampolės rajono, šiek tiek kitokiu formatu. Dabar gavome preliminarias koordinatės, kur dirba mūsų išnuomotas skutiklis. Tai yra 6 metrų Farmetis Comat modelis. Šiandien išvyko jisai visiškai naujas. Praeitą savaitę atvyko iš gamyklos ir va, kaip matot, iš karto iškeliavo į nuomos darbus. Važiuojam šiek tiek apžiūrėti, kaip jiems sekasi dirbti. Na, o bendrovės atstovas sakė, kad skutiklis dirba kažkur netoliese. Tikiuosi, ilgai ieškoti nereikės ir paskui tik atvyksime greitai. Taigi, žiūrime, kas laukia mūsų toliau. Matom priekį. Ir štai toks laukelis. Įdomu, kokiame gylyje dirba, galėsime pasiklausti mechanizatoriaus. Geras svoris. Labą dieną! Nieko prieš biškį filmuoju čia. Ne, gerai. Gerai. Kaip einasi darbai? Nu, gerai, matvyda. Aš labai jau sausą įčiūvę, viskas nepošia. Sausa, ne? Gerai, kad agregatas sunkus, tai dar tas lendau. Kokiam gylyje dirbat? 10. Nuo 7 iki 10 cm, nes vietom tai net pakyla ir va ant molelio patį agregatą net pakyla. Tai jau antras mūsų padargas, kurį bandot, ne? Jo. Tas biškį mažesniais diskais buvo, tai žienoje biškį kimždavo. Šitas šiam dviejų, man atrodo. Šitas jau eina visai kitas reikalas. Tas ėjo tiesiai viskas tvarkoja, kaip sakau, biškį kimždavo, nes diską gal per maža buvo. Geras svoris pas jūs mačiau. O jo, tinkamas. Tinkamas. Su juo nebuksuoja. Kiek arklių čia? 305. 300. Turėtų būti, bet vietom sakau, atsarau, net matos ant ratų, kad ratas čiut dabar tai ne, bet ant kalnelio, tai pakyla pačios diskos iškelia patį agregatą. Tenai sausų. Matos labai juda. Kolega buvo atsiuntęs koordinatės. Ne ten buvo. Tada mes matom, kur kaukolė yra. Tai mes matom, kur skutikas yra, dirba, nedirba. Tai čia... Gal tuo momentu, nes aš biškį kitoje vietoje mes ten susireguliavom, atsibandėm. Aš ten kitoje vietoje dirba, po to pietų karlyto, tai gali būti, kad neradot dėl to. Tai būna, kiti klausia, ką reiškia ta kaukolė. Aš tai jeigu per daug dirbsit sprogs, elektrą nutrenkda. Žinom, kad būna lietus, visokios kitos sąlygos, negali dirbti to padargo, tai vienintelis būdas pažiūrėti. Padargas, jeigu stovėjo, tai žinom ir kad nečiuojam tos. Nedirbu. Tai reiškia viską matot. Jo, žinau, išdaviau paslaptį. Tai kokia čia paslaptis, aš nemanau, kad čia labai kažkokia didžiulė paslaptis, žinot, kur agregatas ir viskas, jau kad čia ne paslaptis ir kaip jisai dirba, nes nieko blogo čia su juo nepadarysi, nu iš tikrųjų tvirtai, drūtai padarytas, sunkus, stiprus agregatas, nemanau, kad čia jam galėtum iš vis kažką padaryti. Viskas dirba ir sugalva ir tos labai apskirvokių gražiai kopygoje. Kad ir akmuo kažkoks papultų, dar kažkas jau nekelia visą padargą, o tik tai vieną diską, kai sakyt, pakyla. Su guminė apsauga tam vis tiek neatsilenkia. Nevaikšto tiek, ne? Tiek ne, vis tiek daugiau patį padargą kelia.
numatyta 15, kad važiuotų, bet traukia tik tiek, tai jis traukia, nu, pilnai apkrautas jau kiek pajėgia. Jeigu galėtų, tai važiuotų. Jei galėtų, jo, jam kaip sakyt, duota 15 važiuoti, bet jis tiek nepajėgia. Iš tikrųjų, net nepaklausiau, kiek jisai čia svorių. Taip, diskomatas. Beveik 7. Diskomatas 7, o softerį, kur prieš tai 6 dirbo. Tas gal 5 buvo su viršum. Nu, galim bandyti lažintis. Lyg 5. Nepamenu gerai, bet... Jo, 5. Sakau. Arba gali traktorius pasakyti, ne? Oi, per sunku. Nu jo, jeigu prakalbtų jisai, tai manau nepagirtų mane. Už tokį. Biškis pjaudės. Darbą, jo, sakytų, tai čia mane įkinkiai. Jei įprastai dirba, nebūna 93 variklis, kad būtų šilumos. Štai. Iki 90, jau 91 jau ariau, va ten 91 buvo, dabar jau čia 93 nebušau. Aišku, dėl šiandien biškai oras šiltesnis, bet ganėtinai sunkiai traukia. O vietom va, kai čia, jis, sakau, nežinau. Nuokalnė kada? Neatrodo nuokalnį, matyt žemė gal biškai kažkaip traukia. Jau čia lengviau traukia, bet vietom grinai sunkiai ripliuoja. Labą dieną. Labą dieną. Tikriausiai viršininkas būsit jau. Šį kartą nepurvinas. Nepurvinas jau. Labą dieną. Mačiau nuotraukos gražiai atrodė, toks visas iš molio nulipdytas. Ne vieną jau bandė daiktą jau. 4 jau šitas. 4, ne? Pirmas irgi buvo farmetas, tik tai mažesniais diskais, o dabar bandėm dar Amazone irgi tokiais dideliais diskais ir dabar va, šitas irgi tais pačiais. Ir ko gero tie dideli diskai bent jau šiemet ir mūsų dirvose tai yra privalumas. Aišku, mes čia dabar neturim kokių garstyčių, kad pabandyt, kur reikia daug masės įterpti. Va, tik tai tokius jau čia sėjai ruošiam rapsienos, vienos glifosuotos, kitos neglifosuotos, bet to pačio rapso šiemet tiek masės nėra, kai taip sausa būdavo kitais metais, tai tiesiog glifosuoti reikia dėl to, kad tos masės daug ir jeigu šlapesnis metas, tai problema ten ir tą skutiką ir po to germinatorių užkemša, o šiemet to nėra. Šiemet viskas daug paprasčiau. O pas agregatas, nu tai ką, žinau, mes pabandėm čia keliais gyliais, viskas lyg ir normaliai, maišo tą dirvą, dirba gražiai. Vat įdomu dar būtų, kaip tos akėtėlės atrodytų šlapioj dirvoje, kur masės kokios yra tos tarpinės, kur tarp diskų eilių, ar jos atmuštų, ar neatmuštų, ar nekimštų, bet nu, gal pasitaikys, dar čia rodo ketvirtadienį šiek tiek lietaus, gal galėsim ir tą išbandyti. Nes jau norisi, tokį agregatą pasiėmus, tai norisi maksimaliai išbandyti visokom sąlygom ir visokias galimybės. O kiek laiko jūs pasiėmėt nuomačiau? 3 parom šitą. Ir tam, atrodo, 3 paras turėjom. Turėjom daugiau, bet dirbom 3 paras, nes ten buvo problema su gamta, buvo iš daigų iškrėtus. Kelis kartus taip to lietaus išmetė gausiai gana. Ar visur saulė įsispaudžia? Spaudžia. Nu, ant kalnelių biškį čia. Matosi, ne kad... Nu, matyt, ant ratukai. Nežinau, šitie, kai bus kur suvažinėta, šitie keliukai. Jo. Bet gal po platesnę skersinę daryk ir po kelis kartus ir gal įsigrauš. Vieną kryptim dabar, paskui kitą. O taip viskas gerai, ne? Atrodo gerai. Ir nepadaro tarpelių? Ne. Reiškia gerai su Viskas pamatosi. Viskas tvarkoti. O jie visi būna su ta spyruoklinė. Pas diskomatus, man atrodo, jo. Diskomatai visi jau šitokie. Jo. Sąlygos tai jau yra ekstremalios, galima sakyti. Važiuoja, matosi, taip, tas agregatas net kurį laiką pavažiuoja ant diskų. Šiaip tai užtenka, tą gilį išlaiko ir sėja tikrai užtenka to. Tai va čia nežinia, kaip bus, kur suvažinėta, čia važinėta, taip, jau suspausta, ir matosi, kad jis, aišku, čia jis nepilnai nenuleistas būna, pavažiuos dar kitą kryptim, gal ir įsidirbs.
Klaipėdos rajone sako, mes negalim pabaigti javapjūties, vasarinių negali nukult dėl to, kad per daug drėgmės, per šlapę. Dabar Andrius sūnus grįžo nuo Klaipėdo, nuo Pajūrio autostradą, lyg tai Raseinių rajone, sakė, kombainas sekmadienį bandė kult, sako, uždėta dubliai ant kombaino, nes kitaip matyti skęsta. Joniškiai iš vis nėra derliaus. Kai ta kruša labai daug sunaikino. Ten kitas ekstremas ir per trumpą laiką sunaikino. Kitur, kaip Kėdainiai, neužaugo dėl to, kad labai sausa buvo. Pas mus, irgi, šiaip žieminiam gal tiek to žalos per daug nepadarė, daugiau vasariniai nukentėjo, nes tokio skirtumo tarp žieminių ir vasarinių tai gal niekad nebuvo derliaus kaip šiemet. Ten būna 2,5 tonos. O šiemet dar mes, aišku, visko nesuvedę, bet kokios 3,5, gal net 4 skirtumas. Nes kažkaip žieminiai, jie matyt prašoko, dar jiem užteko tos drėgmės ir jie kaip tokiais sunkiais ir prastais metais tai gana gerą derlių davė. Ir rapsas tas irgi taip, aišku, rapsas čia gavo to lietaus kaip tik po sėjos ir net buvom įsigandę, kad užplaks, nes per valandą, vieną dieną, per nepilną valandą 14 gal milimetrų iškrito. Tai kas ten iš tokio išpylė nubėgo, pas mus dirvos tos vakokus, nelygios. Kad būtų dirva kaip stalas, tai dar gal to lygiau pasiskirstytų tas lietus, o čia tokiuose dirvose nubėga viskas ir jokios naudos. Net ten prie centro mūsų baraginį, tai net toks šlaitas, tai net panešta. Nežinau, sėklą lyg tai neišnešė, lyg tai dygsta to lygiai. Dar tokiu giliu nepaėmė, reiškia tas vanduo, kaip nesunešė, kaip vienais metais liūtis buvo tokia, tai cukrinius runkelius sunešė tokiais kuokštais. Volas dirba savo darbą. Mes jau pradėjom prieš 4 gal metus traktorių, pabandėm išsinuomuoti vieną, po to buvo problema per javapjūtę, tai ir antrą buvom išsinuomavę ir ta paslauga tikrai yra naudinga. Ir padargų, ir traktorių, ir tai praktiškai jau dabar beveik viską, net siejamosios dar nebandė. Mes irgi nuomojam. Tai žinau aš apie tą paslaugą, bet šiaip tai iš tos paslaugos aš tai už tai.